Renkantis duoną, atmink, kad atsisakyk tų, kurios yra iš baltų miltų. Tai yra mažiausiai vertingas produktas, turintis labai nedaug skaidulinių medžiagų, dažnai turi daug cukrų ir yra tuščios kalorijos, kurios nenaudingos ir skatina lėtinės neinfekcinės ligas. Ir tokių produktų atsisakyk ir tokių. Taip pat čia mes turime sveikatai nenaudingus produktus, čia turime. Jeigu turim pasirinkimą tarp viso grūdo ir tokių trapučių, rinkitės viso grūdo produktą. Jisai yra naudingesnis, nes savyje turi daugiau skaidulinių medžiagų. Tortilijos sudėtis tikrai nėra įspūdinga, tačiau jeigu turim pasirinkimą tarp dviejų tortilijų, renkamės viso grūdo. Pirmenybę teik viso grūdo makaronams, juos valgyk ne kasdien, o su daug daržovių ir baltyminių priedų. Mes jaučiamės juos suvalgę sotesni ir išlaikome sotumą ilgesnį laiko tarpą. Jeigu patiko mano patarimai, spausk like, komentaruose rašyk daugiau patarimų ir aš su tavim pasidalinsiu, kaip išsirinkti maisto produktus atsakingai ir išsaugoti normalų kūno svorį visą savo gyvenimą. Sek mane ir prenumeruok naujienas Sveikatai palankus puslapyje ir sužinok pats pirmas mitybos rekomendacija skirtas tau.